Google paieškoje įrašome Google Forms, spaudžiame Enter. Atsiradusioje paieškoje pasirenkame pirmą rezultatą, spaudžiame Sign in arba prisijungti. Prisijungus pasirenkame Blank Form. Atsidarusiame lange naujoje formoje pervadinam Untitled formą į formos pavadinimą, ką mes norėsime šitoje vietoje atlikti. Galime nurodyti pavadinimą nauja forma. Spustelius kairėje pusėje persivadina mūsų laukelis į naują formą. Tada ties description arba aprašymas parašome, ką mes šioje formoje norėsime rinkti. Ir kai tai atliekame, judame žemiau. Pasirenkame klausimai. Pirmoje vietoje norėsime sužinoti, kas šitą klausimą pildo. Tai vardas, pavardė. Ir čia pasirinksime trumpas tekstas. Pasirinkus trumpą tekstą, pažymime dešinėje pusėje apačioje, kad tai yra reikalaujamas langas, kad visada jį užpildytų. Jeigu darysime anoniminę, tai galima nereikalauti tokios informacijos. Sekančiame lange mes turime nuspręsti, kokią informaciją norėsime pasiimti. Tai aš įdedu klausimą, iš kokio miesto esate. Ir dėsiu du pasirinkimus, taip arba ne. Pažymiu kaip privalomą lauką, nes man yra aktuali informacija ir norėčiau žinoti. Kitame lauke pasirenku informaciją, kokios domina paslaugos. Kaip matote, pirmoje vietoje rinkomės atsakymus taip arba ne. Vėliau renkamės dėžutes, kuriuose nurodome savo teikiamas paslaugas. Tai gali būti naudojama kaip pavyzdys, jeigu vykdome fotografijos paslaugas ir pažymime, ar norėsite nuotraukos gauti per savaitę, ar jūs domina jos be rakte sukeltos nuotraukos, ar domins drono fotografija ir taip toliau. Čia galime sudėti savo paslaugas. Papildomą lauką įdėsiu, kur paprašysiu, kad klientai nurodytų papildomą informaciją, kuri dar galėtų būti aktuali man, kad galėčiau toliau judėti į priekį su jų užklausomis. Šitą vietą paliksiu neprivalomą, nes vieni norės kažką papildyti, kiti ne. Supildžius atsakymus, paspaudžiu Responses ir susikuriu Google Sheets arba Google skaičiuoklės dokumentą, kuriu naują dokumentą. Matau, kad man yra jau pasiūlytas pavadinimas nauja forma Responses. Šitoje vietoje galiu pervadinti į koks man tinkamas. Kairėje pusėje apačioje atsirado galimybė atsidaryti mano dokumentą. Atsidariusiame dokumente matau, kad yra nurodomas laiko tarpas, vardas, pavardė ir daugiau jokios informacijos. Tai dabar norėčiau užpildyti šitos duomenis. Kad užpildyčiau duomenis, spaudžiu Send arba siųsti, dešinėje pusėje mėlyną laukelį, pasižymiu sąvaržėlės figūrėlę, paspaudžiu, kad sutrumpintų Google nuorodą, atsidarau šią nuorodą naujame skirtuke, supildau informaciją. Ir spaudžiu siųsti. Išsiuntus šią informaciją, patikrinsiu, ar supildyta informacija atsiranda mano naujoje Google formoje. Taip, informacija atsiranda ir galėsiu toliau atlikti tam tikras užduotis su gauta užklausa, pildyti per QR kodą. Tai kad tai galėtumėm padaryti, įsirašome QR code generator. Ir atsidarius pirmąją nuorodą, įterpėme savo nuorodą, kurią buvom nusikopijavę iš Google platformos ir mums sugeneruoja kodą automatiškai. Jį galime parsisiųsti, išsispausdinti, padėti savo parduotuvėje, ar įdėti savo puslapį, ar dalintis ant vizitinių kortelių, kad klientai galėtų matyti ir užpildyti tam tikras užklausas.